Tai labas, Agnė, vėl labai tau ačiū, kad sutikai šiandien pasikalbėti. Aš iš tikrųjų noriu pasidalinti, kuo dar nesidalinau, tai kad mano įkvėpimas vėl pradėti įrašinėti podcastą atėjo išgirdus apie undą. Nes aš galvoju, wow, tokie dalykai Lietuvoje vyksta, tai čia jau labai labai pozityviai viskas juda ir reikia, kad kuo daugiau žmonių apie tai išgirstų ir sužinotų ir kažkaip man užkūrė tokią ugnį. Tai šiandien paklausiu galiausiai ir kad papasakotum, kas ta unda, bet visų pirma noriu paprašyti, kad pati pristatytum save, kas esi, kuo gyveni. Tai labas tam, kas klauso. A, Save dažniausiai pristatau, kad esu Agnė Škudienė, akušerė pribuvėja, 2 vaikų mama. Man atrodo, tai svarbu šitoj temai žinoti, kiek aš pati esu susidūrusi asmeniškai, nes dažnai ta asmeninė patirtis duoda tam tikrą foną, patirtis kažkokios, tai kaip aš išgyvenau gimdymus, kaip aš išgyvenau nėštumus, motinystę, turbūt vis tiek nuspalvina tai, kuo aš dalinuosi paskui su kitais žmonėm. Tai dažniausiai prisistatau taip. Taip, taip. Ta asmeninė patirtis, man atrodo, tikrai labai svarbu, kad savo kailiu būtum visą tai patyrus. Galbūt tu gali papasakoti, kaip tu atėjai į akušeriją arba kaip akušerija atėjo pas tave. Kelias buvo vingiuotas, bet toks labai kažkaip iš seno jau. Dar aš kai mokyklai mokiausi, galvojau, kur čia stosiu, ko norėsiu būti. Visai galvojau apie mediciną ir galvojau, kokią aš čia norėčiau sritį, kadangi pati turėjau vaikystėje, paauglystėje su akim daug problemų, daug buvau ligoninėse praleidus, žodžiu, tik vasarą, tai mano stovykla būdavo į ligoninę porai savaičių pagulėti, žodžiu, akių reabilitacijos visokios. Tai ta medicina mane traukia ir visai negąsdina, bet galvoju, ką aš norėčiau veikti su tom savo tokiam posilpnėm akim, kad pati ir savęs nekankinčiau ir man kažkaip visai gimdymai buvo įdomu, galvoju, va čia aš visai norėčiau. Bet tada dar nežinojau, kad yra atskirai tokia sritis akušerija. Galvojau, kad jeigu nori dirbti su gimdymais, tai turi pabaigti tą ilgąją mediciną, paskui akušerijos ginekologijos rezidentūrą, operuoti vėžius, ten, žodžiu, visas tai, kas man nebuvo priimtina. Aš norėjau gimdymų, kadangi, kažkaip, nežinau, ar neišsikalbėjau tada su nieko, ar niekas irgi iki galo nežinojo tokios informacijos, bet manęs nepasiekė žinutė, kad galima mokytis tik akušerijos. Ir aš nusprendžiau, kad vis dėlto ne, tada aš įstojau į biologiją. Ir taip sutapo, kad mano grupiokas buvo tokios Lietuvos pirmosios turbūt pribuvėjos tos jau nepriklausomybėje sūnus. Taip aš apskritai sužinojau, kad yra tokių šeimų, kurios renkasi gimdymus namie, nes tiesiog per jį iki tol aš absoliučiai apie tai nežinau, negalvojau ir galvojau, kad ne, jau pasirinkau biologiją ir jau čia dabar jau mano bus sritis. Ir mane taip kažkaip palėtė, pradėjau domėtis, pradėjau lankytis, jau pas tą pribuvėją į kursus. Visi laukėsi, labai buvo didžiulė grupė, mes ant tokia mokyklos salėje, net ne salėje, o koridoriui, žodžiu, rinkomės, nes kaip į klasę jokią netilpdavom. Ir supratau, kad va čia šito, tai aš iš tiesų, va šito taip norėčiau. Ir tada iš karto pabaigus, dar šiaip ne taip pabaigiau biologiją, sugebėjau, nors jau mintis buvo jau, kaip aš studijuosiu akušeriją. Ir tada iš karto po biologijos studijų stojau sąmoningai akušeriją, pasirinkau ir tada tuos metus visus studijavau su tokiu, kaip pasakyti, jau užmanimu apie tuos gimdymus namie, kur tik tai buvo galima kokį ten referatą parašyti, ar ten pristatymą, ar kažką, iš bet kokios srities, jeigu tik įmanoma pritempti iki gimdymų namie, tai jie taip visi ir būdama pritempinėjami iki gimdymų namie. Tai pabaigusi studijas, jaučiausi, jau visapusiškai išnagrinėjusi šitą temą. Ir kai gyniausi, kadangi aš studijavau kolegijoje, tai yra 3,5 metų ir gynimai yra sausio vasario mėnesį ir baigimai. Ir tuo metu aš jau laukiausi savo pirmagimės ir ten dar nebuvo baisiai didelis tas pilvukas, bet vis tiek, kai komisijai visi akušeriai ginekologai, tai aišku, kad visi mato.
Nu ir sako, tai aišku, mano baigiamojo tema irgi buvo apie tai, kodėl moteris renkasi Lietuvoje gimdyti namie ir kokios jų yra patirtis. Ir manęs profesorius klausė, sako, tai kur pati gimdysi? Sakau, o galima aš po įvertinimo atsakysiu. Tai gavau 10, nebegaudė manęs koridoriui, nebeklausinėjo. Bet jo, aš gimdžiau tada gegužę, gimdžiau namie savo pirmagimį ir paskui po 4 metų irgi namuose gimdžiau sūnų. Žinau, taip ta akušerija kažkaip taip iš tolo per aplinkui, bet va taip vis tiek surado tą tokią, gal sakyčiau, tą pribuvėjišką akušeriją. Bet, nu, Mhm. Tai skamba taip, kad pašaukimas buvo būti pribuvėja, nes iš karto jau buvai atradusi namų gimdymus, bet kelias toks per aplinkui, per akušeriją, ar ne? Gal tu galėtum šiek tiek detaliau papasakoti apie savo gimdymus namuose, kaip jie vyko, kokia buvo tavo patirtis? pirmas gimdymas mano buvo gegužės mėnuo, šilta ir tiesiog mes buvom susitarę su ta pribuvėja, pas kurią lankiau ir kursus, tiesiog tuo metu aš gyvenau Kaune, jinai Vilniuj, kad jinai bus ta, kuri atvažiuos man padėti. Ir kai aš jau ryte supratau, kad jau čia greičiausiai šiandien yra ta diena, nes aš nejaučiau nei jokių paruošiamųjų, nei mačiau ten to gleivių kamščio, nei to pilvo nusileidusio nejaučiau, nu, žodžiu, nebuvo nieko, prasidėjo diena, kai aš supratau, kad šiandien gimdau. Mhm. Mes susiskambinom ir jinai taip ramiai, nu tai jo, viskas gerai, čia kiek čia tų dabar valandų, nu ten gal apie 11 ryto buvo, nu kažkas panašaus. Tai aš dar, žodžiu, neišeina dar vesti kažkokių mokymų seminaro, baigsis ten jie apie 6 vakaro, tada susisieksim, susiskambinsim ir spręsim, ką darom toliau. Tai aš taip irgi ramiai visai reaguodama. Tai taip savo ir buvau ramiai. Vienas tiesa buvo momentas toksai, kur truputį išgąsdino mane, nes vyras dar nebuvo grįžęs iš darbo. Aš tiesiog nuėjau į tualetą ir žiauriai apsvaigo galva, tokia sėdėjau ant klozeto ir toks svaigulys užėjo, kur šaltas prakaitas, kai būna, žinai, kad išmuša toks visiškai akyse juoda. Aš viena namie ir man baisu. Bet kažkaip, aišku, ten tą galvą nulenki, prakvepuoji, ten šiaip netaip kriauklę šalia vandens įsipyliu, atsigėriau, ir viskas, toks vienas epizodas kažkaip buvo, paskui jau grįžo vyras, viskas tvarkoja ir nieko, daugiau tokių nebuvo, bet va šitas kažkoks momentas įvyko, apie ką jisai buvo, aš negaliu pasakyti, bet va, tikrai taip kažkoks ir išliko atmintyje toks gana ryškus ir tikrai išgąsdino. Ir tada kitas toksai, kad kai gimdai pati akušerė būdama, supranti, kad oho, kiek aš neįvertinau, būdama per praktikas, per mokymus, per studijas, nes atrodo kartais iš šalies tie gimdymai tikrai tokie lengvi. Ir mano iš Aha. šalies, žiūrint gimdymas, antras ir pirmas abudu buvo išoriškai lengvi, bet tai, kas praeina viduj, ir tada supranti, kad lemba, kai tie vyrai rašo knygas apie gimdymą, tai toksai visiškai pasidaro, kur apie ką jie rašo? Jie ne, visiškai ne. Tai va, tai gražiai viskas klostėsi, mes sulaukėm ten tų vakaro 5-6, skambinam pribuvėjai ir jinai neatsiliepia. Jinai neatsiliepia ir tiesiog neįmanoma niekaip su jie susisiekti ir tada tiesiog buvo, kadangi mes gyvenom Kaune, tai buvau tiesiog profilaktiškai nuėjus susipažinti su gydytoja Banga, amžinatilsį, dabar jau jos nebėra, todėl drąsiai leidžiu savo įvardinti. Bet, tiesiog, kad jeigu būtų planas B, jeigu vis dėlto nuspręstumėm rinktis ligoninę, kad tiesiog būtų savas žmogus. Ir mes taip pasikalbėjom ir jinai sako, tai jeigu jau labai kažkaip tai kažką nesiseks, tai aš galėsiu padėti. Ir tada, kai mes savo pribuvėjai niekaip neprisiskambinam, tai man tada vis tiek, jau pavakarys, jau ta gimdymo veikla visai įsibėgėjus. Ir gavosi taip, kad atvažiavo gydytoja Banga. Ir jau tik paskui nežinau, gal apie kokią 9, aš jau laiko nebeatsimenu tikrai.
kad jau paskambino pribuvėja iš Vilniaus ir sako, nu jeigu dabar vat galiu sėst šią akimirką į mašiną ir atvažiuoti. Ir tada Banga manęs paklausė, aš jau mane vienodai šviečia, kas čia bus su manim. Nu tai sako, jau tu nebevažiuok, mes čia susitvarkysim. Ir didžiąją laiko dalį aš praleidau klūpėdama ir tiesiog va taip užsirėmus ant lovos krašto, o gydytoja Banga gulėjo ant tos lovos. Ir toksai, nu, visiškai gal žiūrint iš medicininės perspektyvos toks karikatūriškas vaizdas, ne, gydytoja guli ant lovos, o gimdyvė klūpi prie lovos. Ir man jinai tik tai, kai aš jau ten sakau, viskas nebegaliu, jau vežkis mane tegul išpjauna, nu aš atsimenu, kad tikrai taip sakiau. Tai jinai man tik tai glostė ranką ir sakė, tai toks, nu, tą labai ryškiai atsimenu. Ir paskui atsimenu, kad jau visai pabaigai jau tiesiog pakirto man kelius, jau nuskaudo juos gulėti. Ir tada aš gavosi, kad jau paskutiniam stangom atsiguliau ant šono ir pagimdžiau gulėdama ant šono nu, ir tiesiog besilaikydama kažkaip už vyro kojos. Ir dar dabar, va, kaip pasakoju, tai irgi buvo toks momentas, kur prisiminiau, kad nu, kadangi aš beveik visą laiką taip klūpėjau, tai man vyras trynė kryžkaulį su žodžiu, plaštaka ir buvo momentas, kai aš galvojau, kad velnias jam jau turbūt pūslės ant to delno, bet nieko nepasakiau, nes man labai gerai buvo, kad jisai. Tai va, ir tada buvo juokingiausias momentas, nes šiaip pas mus namuose dažniausiai kaip fonas groja LRT ir vidurnaktį visada groja himną. Tai, o mano dukra gimė po 12:06 minutės. Tai, žodžiu, paskutinės stangos buvo su Lietuva, tėvynė, žodžiu, toks visiškai. Nes tas radijas tai buvo ten likęs kitam kambarį, svetainiai, bet niekas jo taip ir nebeišjungė, tai jis va taip ir liko fone. Žodžiu, tas paskutinės stangas su himnu atsimenu labai. Ir paskui kitas buvo momentas, kad kai jau gimė ir man uždėjo ant krūtinės ir tas toks jausmas, kad, nu, nes aš buvau prieš tai man ir praktikos ir baigiau studijas ir paskutinė praktika yra iš vis pusę metų, nu, jau realiai kaip ir dirbi tu tam stacionare pusę metų. Tai tų naujagimių jau tikrai buvau ne vieną ir ne 10 paėmus ir davusi kitoms mamoms, arba ten, nežinau, pervystant, arba ten vizitacijos rytinės, tai tų jau vaikų prisičiupinėjus, kurie yra, nu, ne mano, atiduodi kažkam. O čia mano vaikas, tikrai mano, va tas man buvo labai sunku patikėti, kad čia tikrai mano tokia trumpa akimirka. Tai va, tai tokia kažkokia labai šviesi, labai graži patirtis. Tiesa, bandžiau vonį, iš vonios išlipau po 2 sąrėmių. Man kažkaip su pirmo gimdymu ta vonia, gal jinai buvo nepakankamai pilna, nu aš taip galvoju, gal ne visai tas pilvas buvo pasinėręs, taip dabar, kai retrospektyviai, bet kad man netiko. Bet, nu, vat, tiesiog taip kaip galvoju, kad tuo metu kažkaip geras tas mano gimdymas buvo ir antras buvo kitoks, bet ne dėl to, kad tas pirmas buvo blogas, kažką keičiau. Nu, tiesiog pasikeitė, praėjo 4 metai, kažkokia pasikeitė gyvenamoji vieta, pasikeitė, nu, vat, šiaip gyvenimiška kažkokia patirtis ir įžvalgos, tai buvo tas antras kitoks. Bet irgi, lyginant, turbūt, nu, antras gimdymas, man 1 nakties nubėgo vandenis, apie 7 ryto gimė sūnus. Tai, nu, ir greitas, ir lengvas, išoriškai, bet ir į vandenį gimdžiau, turėjau baseiniuką. Tai, bet toks irgi buvo jausmas po antro, tai ten jau net nelabai yra ką detalizuoti, nu, vat, kad tik tai vanduo buvo ir ta laisvė vandenį, toksai vizualizacija man kaip, nežinau, kiek čia iš auditorijos dar prisimena, bet rodydavo mano paauglystėje tokias laidas apie gamtininką Irvingą, kur ten visokias gyvatės ir aligatorius ten gaudydavo, medžiodavo. Tai kai ten pagauna tą gyvatę ir ta gyvatė ten visai va taip rangosi, tai aš tai jau tam baseine, kad aš va taip kaip ta gyvatė vis nerandanti vietos, vis kažkaip neįsipatoginanti, vis negerai. Tai va, bet buvo faina man, kad baseine kartu su manim buvo vyras, tai ten irgi visai kažkaip tai ant jo bandai ten kažkaip ir įsipatoginti. Ir pagimdžiau, nu, tokioj karžygės pozoj, ne, kur viena koja padėta, kita priklūpus ir kur pati pasigauni vaiką. Tai toks irgi buvo labai stipri patirtis. Bet tuo pačiu, ir kadangi dukra niekur nebuvo išvežta, jinai miegojo, nu, pramiegojo visą naktį, nors labai norėjo pamatyti gimdymą, bet tiesiog pramiegojo. Ir
Ir tada, kai jau ryte mes ją pažadinom, kad jau yra brolis, ir visa diena tokia, nu, tokia paprasta, tokia, nežinau, jauki, kaip tarsi nieko kažko ypatingo neįvyko. Nu, pyragą iškepiau, ypatingesnė diena tokia, bet visiškai, nu, rutina, eilinė, vaikas namie vienas yra, jo rūpintis reikia, keturmetė. Kažkaip nieko tokio, ten fejerverkų tokių niekas nešaudė, bet taip paprasta ir jauku buvo. Tai sakiau, jeigu reikėtų, va, per pietus jau galėčiau eiti irgi ten pozuot ant laiptų, ten žurnalistas ar dar kažką. Tai va, tai mano tokios labai, e, kai žiūri retrospektyviai, labai šviesios ir labai gražios, bet kai prisimeni, kokius ten praeini viduje, visokius iššūkius ir ratus, tai aišku, kad jau buvo. Jo. Mhm. Ačiū tau labai, kad pasidalinai. Aš taip sulaikius kvapą klausiau, nes tokios gražios istorijos ir taip įdomu visos tos detalės. Am, tai tikrai tau ačiū. Ir labai suprantu tą, kur iš išorės atrodo taip lengvai, tokie paprasti, be jokių kažkokių tai ypatingų dalykų gimdymai, bet net ir tas pats paprasčiausias vadovėlinis iš išorės atrodo, kai viduj, tai vau, kiek ten visko įvyksta per tas kelias valandas ir kiek ten transformacijų ir kiek intensyvo. Bet po to, kai jau pati savo gimdymą prisimeni vėliau, atrodo, kad ten visas skausmas ar kažkokie tai tie fiziniai pojūčiai, jie kažkur vis nutolsta ir lieka toksai tik tai bendras atmosferos pajutimas, ar ne? Man žinai, kas buvo su antru, va tiek nėštumų, tiek gimdymų, nu, va irgi apie tą, kaip užsimiršta ir nusišvelnina visos patirtis, nes kai su antru nėštumu mane pradėjo pykinti, aš į vyrą pradėjau piktai žiūrėti ir sakyti, kodėl tu man nepriminėjai, kad čia šitai manęs laukia. O kai gimdyti jau pradėjau, tai irgi sakiau, kodėl tu man nepriminėjai, kad čia šitai tas jausmas toksai. Nes visiškai jo lieka tik tai va tas kažkoks tai fonas, emocija, o tos detalės jos lieka tik tai va tokios, nu, va, sakau, kad jeigu aš jau sakiau, vežkite, gulbį išpjauna, tai vadinasi, nu, tikrai turėjo būti labai, labai stipru. bet atsimenu tik tai savo žodžius, bet ne tai, kaip taip jautėsi. Mhm. Bet ir ta akimirka turbūt buvo prieš pat gimstant kūdikėliui, ar ne, jau labai arti. Mhm. Taip, tai čia vienas iš tokių ženklų, kad jau pagimdysi. Taip, ta lietuviška Adrenalinas patarlė, sukyla bet ir tada galvoji, nebegaliu. man atrodo, Jo. daugelis tautų turi tą patarlę, ne, kad juodžiausia naktis prieš aušrą. Tai kažkaip vienaip ar kitaip, bet va tas toksai, kad aš irgi ir kursuose dabar visada ją sakau, kad, nu, jeigu ten jau jums įvertina gimdant ligoninėje, kadangi dažniau tą kaklelį tikrina, kad jau yra kokie 8-9, nes dažnai būna tas mitas, kad o tai ar tai tiesa, kad yra ten iki 7-8 tik tai galima epidūrą, paskui nebegalima? Tai galima, nu, iš principo tai galima, bet, nu, va tas kol jį atliks, kokia kaina bus išbūti toj tokioj stabilioj būsenoj, nejudant, kad jį galėtų atlikti kokybiškai, nu, tiesiog, nu, tas naudos ir žalos santykis yra skaičiuojamas ir, Mhm. nu, tiesiog ir sako, kad vat, nuo 8 jau nebedaro epidūro, nes jau čia yra ir įvyksta ta juodžiausia naktis prieš aušrą, kur reikia tiesiog išbūti trumpą laiką gana, kuris gimdyklai arba gimdant tiesiog eina labai reliatyviai. Kai tuo metu, kai esi, atrodo, kad trunka valandų valandas, o kai pagimdai, atrodo, ten praeina 3 dienos ir sakai, ai, nu tai ten tai greitai, ten 1-2 ir ten 3 minutės, 3 sakymai ir žodžiu. Mhm. Tikrai taip. Tu turi tokią labai viską aprėpiančią perspektyvą, man atrodo, nes esi dalyvavusi daug gimdymų ligoninėje ir gimdymo namuose, ar ne, bet taip pat turi savo patirtis namuose. Kaip tu paaiškintum galbūt pirmą kartą besilaukiančiai moteriai arba kažkam, kas apskritai apie gimdymą nieko nežino, bet dar tik tai pradeda domėtis, kuo skiriasi gimdymas ligoninėje ir gimdymas namuose? Aišku, be galo daug yra smulkmenų visokių, bet taip labai labai plačiai nieko nežinančiam žmogui.
Tai aš gal pirmiausia atskirčiau tokias dvi kategorijas. Vienas yra patologinis gimdymas, kur yra rizikinga arba mamai ar vaikeliui. Tai čia tokie gimdymai tai turi vykti tik tai ligoninėje su medikų priežiūra, tokie, kur čia pat turim operacinę, čia pat turim anesteziologą, čia pat turim kažkokios tai ten, nežinau, vakumą ar dar kažką. Kai mes kalbam apie fiziologinius arba tos mažos rizikos gimdymus, kur moteris yra sveika, vaikelis yra gimdoje, neturi jokių ten kažkokių ženklų, kad jam būtų negerai. Gimdymas prasideda savaime, laiku. Tai visi moksliniai tyrimai sako, kad gimdyti ir vaikeliui, ne tik moteriai, bet ir vaikeliui gimti tiek ligoniai, tiek namuose yra identiškai vienodai saugu, nes tokius gimdymus prižiūri akušerės. Tai visiškai jų kompetencija. Tai aš sakyčiau, skirtumas yra labiau iš gimdančios šeimos pusės, nes kai gimdai namie, tai pagalba ateina pas tave į svečius ir tu esi savo namų šeimininkė ir tėčiai dažniausiai būna labiau įsitraukę į gimdymą, nes jiems ten reikia sužiūrėti, kad ten kaip užsimautų žarną ant čiaupo, kad būtų galima prileisti tą baseiną, kur pasirūpinti, ten atnešti kokių rankšluosčių, o kur ten padėti kokią nors, nežinau, datulių batonėlį ar dar kažkas, viso tokio. Ir vis tiek yra savo namuose, ir tas toks savo sienos, savo šeimininkai, savo, žinoma, erdvės karaliai. Kai mes, ta gimdanti šeima atvyksta į ligoninę, vis tiek jie atvyksta į svečius. Ir tas skirtumas yra, kad tie personalui tai yra jų namai ir jų erdvė. Tai daugiau yra to tokio. Tikrai vis dar trūksta Lietuvoje pasibelsti prieš užeinant, prisistatyti, kas aš esu iš personalo pusės, nes žmonės neskiria ar čia. Ir paskui neduok dievė ten gydytoją pavadins akušerę, tai dar įsižydžia yra iki šiol. Ir tokių smulkmenų, kurios iš esmės kaip ir gimdymo eigai tiesioginės įtakos nedaro, bet tokiam emociniam saugumui daro. Ir aš dažnai sakau, kad tokią frazę, kai mes kalbam su žmonėm, kad sakau, nesvarbu sienos, nesvarbu, nežinau, chalato spalva, ar tai su chalatu žmogus, ar su džemperiu, ne tame esmė. Esmė yra, koks susikūrė ryšys tarp tų žmonių, tarp gimdančios moters, tarp šeimos ir tarp prižiūrinčiojo specialisto. Tai jeigu jūs galite šitų žmonių akivaizdoje keiktis, riaugėti, bezdėti, masturbuotis, tai vadinasi, gerai viskas. Čia yra ta aplinka, kurio jūs galite gimdyti. Ir tada dažniausiai, tas ir yra. Arba kitą pavyzdį pasakau, tai čia vyrams būna lengviau tada suprantamas, ten parodau nuotraukų iš realių, kaip atrodo gimdymo palatos, ir tada papasakoju visą tą mechanizmą apie hormonus, kad yra lygiai tie patys hormonai kaip ir lytinio akto metu. Ir sakau, jeigu jūs čia galėtumėte sėkmingai pasimylėti, tai tada viskas okei. Bet dažniausiai visi pradeda šypsotis, leisti akis žemyn ir, kad tikriausiai nelabai. Tai čia turbūt ir yra tas skirtumas. Kai mes kalbam apie fiziologinį mažos rizikos gimdymą, tai tada didžiausiu tuo tokiu svarbiausiu instrumentu ir tampa tas emocinis saugumas. Nes mums labai reikia gimdymo metu, kad moteris atsipalaiduotų ir pasitikėtų aplinką. Ir kad tos mūsų senos smegenys, gyvūniškos, driežo smegenys imtų veikti ir nesiskirtų adrenalinas dėl to, kad aš nepažįstu šitų žmonių, man prieš jos biški gėda, jeigu aš čia netyčia pirstelėjau, o jeigu dar pasituštinsiu, tai iš viso, o Dieve, kaip čia dabar bus, arba ten tie aparatai, kurie pyps ir aš, taip man jie sako personalas, kad čia viską gerai rodo, bet vidinis atsiranda galbūt nepasitikėjimas, o ar tikrai? Tai šitie dalykai, jie gimdymo veiklą dažniausiai blokuoja ir mes tarsi savo tom naujausiam smegenim suprantam tos techninius dalykus, kad čia viskas dėl mano saugumo, bet senosios driežo smegenys jos sako, stop, svetimi žmonės, kas čia dabar vyksta, nesaugu. Ir čia susikerta tie du dalykai dažniausiai. Tai, bet vėl, irgi kitas dar ką dalykas, sakau, rinktis vietą gimdymo ne dėl to, kad čia dabar aš papasakojau, kad namie yra geriau. Tai tikrai ne, nes tikrai ne visiems namie yra geriau. Saugumo jausmas širdį, jisai turi būti, toks tas tikras, savas, kad aš žinau, kad man tai bus geriau ir saugiau
ir tuo pačiu neiti iš kažkokios tokios didelės baimės kaip tik, nes gali būti variantų, kad vis dėlto teks važiuoti į tą ligoninę. Ir tada iš tos tokios labai jautrios, kokoniškos namų aplinkos važiuoti ten, kur tu esi labai kategoriškai nusistačius prieš, tai yra dar didesnis krūvis. Tai vat, kaip pasakyti, kad nėra čia juoda ir balta, yra pasirinkimai. Mhm. Kartais tenka tą pasirinkimą eigoje keisti ir jeigu jisai būna iš anksto prieš jį labai nusistatoma, prieš ligonę iš principo kategoriškai nusistatyta, tai gali būti dar kaip tik sunkiau. Tikrai taip. Aš tą irgi pastebėjau, kad reikia turėti tokį visiškai atvirumą, aiškiai žinai, ko nori, bet man atrodo, reikia labai daug stiprybės, kad eigoje viso proceso galėtum suprast, okei, dabar man reikia keist planą, tai aš ir keisiu, o ne laikysiuosi įsitvėrus to, ko galvojau, kad man reikia. Ir dar noriu šiek tiek atgal sugrįžti į hormonų temą. Aš vedu vieną paskaitą gana dažnai būtent apie gimdymo hormonus ir ten aš rodau tokį filmuką, kur vietoj to, kad kaip gimdymas vyksta ligoninėj, rodoma, kaip kūdikėlio pradėjimas. Jo, The Irgi Performance dažnai rodau, vadinasi. jo. Jo. Jo, man tas labai patinka. Kai parodai žmonėms, kaip tai atrodytų, jeigu bandytum pradėti kūdikėlį toje aplinkoje, kur tau nuolat ateina, išeina, reguliuoja viską, tada kažkaip daug kam labai taip, kūnu pajaučia, kad, aš taip negalėčiau. Ir tada jo, kaip paaiškini, kad tai čia tie patys hormonai, kad gimdymas sklandžiai vyktų, reikia tų pačių hormonų tėkmės, kaip ir tam, kad galėtum sėkmingai, maloniai pasimylėt. Tai čia labai, man atrodo, toks atveriantis akis pavyzdys, metafora. Ko aš dar norėjau tavęs paklausti. Tai, turbūt svarbiausia tema, dėl ko apskritai aš nusprendžiau vėl pradėti įrašinėti šitą podcastą laisvos gimties ir kas, manau, yra be galo svarbu ir labai didelis žingsnis Lietuvai ir Lietuvos moterims, tai papasakok man, kas yra unda. Ką reiškia tas žodis, kaip gimė unda ir, ir ką jinai dabar reiškia moterims, kurios nori plačių pasirinkimų gimdyti taip, kaip nori gimdyti. Unda, tai turi čia toks pavadinimas mūsų, aš truputį papasakosiu to jau pat. Bet mūsų toks oficialus yra Unda testinės akušerijos komanda. Mes taip esam save įsivardijos ir mes esam 3 akušerės, kurios susijungiam ir mūsų toks, kaip čia, žodžiu, tas biurokratinis pavadinimas, kur mes sutartis pasirašinėjom ir visa kita ir nuo ko mes atsispyrėm tam, kad pradėtumėm šitus teisinius reglamentus visus daryti. Tai yra VŠI testinė akušerija, nes čia irgi kita tokia labai šalia tema, kur gimdymai namie, gimdymais namie, bet dar yra testinė akušerija tokia antra, bet nepasakyčiau, kad mažiau svarbi šaka ir sritis, kuri mums rūpi. Tai va, tai yra testinė akušerija ir mes dirbom, ėjom visokius kelius, pačios būdamos 3 akušerės, ten, žodžiu, ir direktorės, ir socialinių tinklų administratorės, ir viskuo, ko tik nori, ir turėjom, žodžiu, įsteigti asmens sveikatos priežiūros įstaigą, nes Lietuvoje nuo 2019 metų sausio yra įsigaliojęs ministro įsakymas dėl gimdymų namuose tvarkos aprašos, žodžiu, toksai. Tai ten yra išskirta aprašyta, kokia akušerė turėtų eiti, nes tai yra, kad tik akušerės yra, kaip pasakyti, laukas, ne akušerių ginekologų, ne šeimos gydytojų, ne dar kažkieno, tai yra akušerių reikalas, akušerių darbas, bet ta akušerė turėtų, neina kaip daugelį šalių, akušerės yra savarankiškos, tos akušerės pribuvėjos, kad su jie šeima, su ta konkrečia akušerė pribuvėja, susidaro sutartį ir jie kartu dirba. Tai Lietuvoje šitaip neveikia. Lietuvoje turi ta akušerė dirbti kažkokioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Ir tada yra 2 variantai. Arba ta asmens sveikatos priežiūros įstaiga pati teikia akušerinės stacionarinės paslaugas, yra gimdymo stacionaras, tada iš to gimdymo stacionaro, žodžiu, tas gimdymo stacionaras turėtų išsimti papildomą licenciją gimdymui namuose ir tada siūsti savo kokią nors akušerę, jeigu atsirastų poreikis. Arba, tai va taip kaip mūsų atveju ir nutiko,
mes pačios turėjome įsikurti asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Aišku, stacionarinių paslaugų neteikiam, bet tada va tai yra išimtis įsakyme, kad tada tokia įstaiga turi sudaryti sutartį su stacionarinės paslaugas teikiančia įstaiga. Ko šiaip niekur pasaulyje, mano žiniom, irgi nėra. Mhm. Nes net ir pas mus taip irgi aprašyta, kad jeigu tai yra skubus pervežimas, tai veži į artimiausią, o neskubaus pervežimo atveju tada taip veži į tą, su kuria yra pasirašyta sutartis. Tai toks biški perteklinis, yra visokių ten tokių užkulisinių kalbų, kodėl jisai atsirado, nu bet, žodžiu, turim tą, ką turim dabar. Ir turbūt sunkiausias čia ir buvo žingsnis, kaip rasti stacionarą, kuris pasirašytų su mumis sutartį, nes daugelis iš jų sakė labai atvirai. Vienas dalykas, čia yra nesąmoningas reikalavimas ir aš iš principo nepasirašysiu, kad jūs kovotumėt, kad jo neliktų. O jeigu vešit, Mhm. mes vis tiek jį priimsim. Mes sakom, bet kamon, tai mesgi net negalim nei vežti, nei nieko, nes mes negalim teikti paslaugos, tai kaip mes jums vešim. Nu toksai Mhm. užburtas ratas. Kiti sako, kad tai čia mums dabar reikės keisti papildomai vidaus tvarkos taisyklės, čia mums, žodžiu, niekas neaktualu. Nu ir galų gale dabar va tik tai kadangi mes dirbame visos Vilniuje, tai ieškojom pirmiausia Vilniuje, tai mums pasirašė Santaros klinikos tą sutartį, bet irgi pasirašinėja tai ne kažkokia skyriaus vedėja, pasirašo ligoninės direktorius, tai Santaros ligoninės direktorius yra 15 laiptelių iki jo, kol prieini. Aišku, ten su teisininkais daug ir mes turim savo teisininkų bendrovę, su kuria bendradarbiaujam ir ten ta visa ligoninės administracija turi savo teisininkus, tai žodžiu, čia visoks ten, atrodo, kur įsakyme aprašytas vienas sakinys turi būti sutartis, bet neapibrėžta nei apie ką jinai, nei kas, nu, žodžiu, nu, nieko. Tai va, turėjom iš to vieno Mhm. žodžio, kad turi būti sutartis, parengti tą sutartį. Tai parengėm, pavyko ir per Velykas, pernai, aš atsimenu, tai buvo, kad buvo Velykos ir tą pirmą darbo dieną po Velykų gaunu žinutę iš kolegės, kad turim sutartį. Tai toks buvo, ir jausmas labai kažkaip man toks surealeitino, kaip nėštumo testą pasidarius, kai lauki, Aha. tikiesi ir dabar teigiamas, aha, gerai, o tai kas dabar? Dabar ką dabar Aha. daryti, tai žinai. Nu, prakvepavom, darėm, nes sutartis yra viena jo, bet tada, kai gauni sutartį, tada tik tai gali kreiptis dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kad gautum tą, žodžiu, visą. Nu, ten užsiveda toksai biurokratinis mechanizmas, sudėtingas, tikrai sudėtingas. Nes nesvarbu, kad mes esam 3 akušerių komanda, vis tiek pas mus ten reikalavimų yra, nežinau, elementarus pavyzdys ar ne. Kaip asmens sveikatos priežiūra, mes turim turėti intubacinius vamzdelius, kad jeigu reikėtų gaivinimui. Ir nesvarbu, kad mums realiai tai reikia naujagimio, nu jeigu jau taip jau žiūrint, ne naujagimis. Ir, nu, ten tas vidutinis dydis moteris, nes, nu, mes negalim nei ten kažkokių labai didelių, stambių, nes jau mūsų iš jų čia tampa patologija, jeigu tai būtų nutukusi moteris. Nu, tas standartinis moteriškas turėtų būti. Ne, kaip pasakai, mes privalom turėti visą rinkinį. Nu toksai, vat, daug dalykų, kur mums gyvenime mes nepanaudosim, bet turėti reikia. Ten jų galiojimas yra ir, nu, va, toksai, kur tiesiog pinigų išmetinėjimas į balą, nes reikia turėti, nors niekada nenaudosi. Nu, tai čia vienas iš pavyzdžių, tokių yra daugybė. Tai va, bet kaip bebūtų, darėm ir padarėm. Ir rugsėjį atsidarėme kaip UNDA. Paskelbėm tokį savo tą viešąjį komunikacinį pavadinimą. Tai vat už tai gali kartais būti tokios truputį, galbūt kas ieško kažkaip ir gali būti to pasimetimo, tai tiek VŠI tęstinė akušerija, tiek UNDA iš esmės yra tas pats, tik tai tas VŠI yra Mhm. toks oficialus biurokratinis vardas, o UNDA yra toks labiau viešas komunikacinis. Mes esam ta tęstinės akušerinės komanda, kuri Vilniuje teikiame gimdymo namuose paslaugą. Įtraukiant, kaip pasakyti, tai mūsų ta oficiali paslauga, kuri yra licencijuota, tai yra gimdymas namuose. Šiuo metu mes negalime teikti tos nėščiųjų priežiūros, kur visą nėštumą mes Mhm. žiūrėti, bet neišvengiamai tam, kad gimdymas
praeitų sėkmingai, maksimaliai taip, kaip ir šeima nori ir kaip mes suprantam, tai to tokio apsitrinimui laiko reikia. Tai mes tokį sakom, kad teikiam ne tik gimdymą namuose, bet tokį kaip bazinį paketą, į kurį įeina mažiausiai 3 konsultacijos iki gimdymo, tada ten budėjimas laukiant gimdymo, gimdymo priėmimas, mažiausiai 3 konsultacijos po gimdymo arba toks, kaip vienetas, mes jo kažkaip neskaidom. Bet jeigu šeima, nežinau, nebūtinai svarsto gimdymą namuose arba nori šiaip po tokio biškį išplėstinio požiūrio, tai gali būti ir tos pavienės konsultacijos. Nereiškia, kad pas mus atėjus tai jau čia tik tai apie gimdymą namuose. Tai tikrai ne, mes už tai ir esam ta tęstinė akušerija, kuria antras mūsų bus žingsnis jau plėstis labiau apie tiesiog tą tokį holistinį požiūrį, platesnį, išsamių konsultacijų, kur mes ir kiekvienai konsultacijai skiriam maždaug apie 2 valandas ir tada ir pokalbiui, ir kūno terapijos tokiam prisilietimam prie kūno, ne tik ten pasičiupinėt pilvuko formą, bet ir biškį tam mamos kūno poilsio, va tokių biškį, platesnių tų konsultacijų. Ir jos gali būti apie viską, ir gali būti ir planuojant nėštumą, gali būti ir laukiantis, ir gali būti planuojant gimdyti su mumis. Jau ir yra tokių situacijų buvo, kad ruošėmės tarsi gimdyti kartu, o 2 konsultacijos įvyko, ties 3 užkilo spaudimas labai stipriai ir vis dėlto gavosi, kad teko moteriai gimdyti ligoniniai, nes taip būtų saugiau ir jai ir vaikeliui ir viskas, aišku, sklandžiai ten buvo, to ligoninė baigėsi gerai, bet tai, gali būti ir toks variantas. Ir paskui gali būti konsultacijos po to, jos gali būti tas visas paketas imt kartu, galima skaidyti dalim, tai čia visai, bet tiesiog mintis, kad jeigu gimdo namuose, tai nėra tik gimdymas namuose, nes buvo tokių skambučių irgi, kad, žodžiu, aš pradėsiu gimdyti, paskambinsiu ir atvažiuosit. Ne, taip neatvažiuos. Jo, tai labai suprantama, man atrodo, tas tęstinumas yra labai svarbus, nes net jeigu gimdai namuose, bet nepažįsti žmogaus, kuris pas tave atvažiuoja, tai apie kokį saugumą mes tada kalbam. Ir man atrodo, kad ir iš jūsų perspektyvos, kaip iš akušerių, važiuoti pas nepažįstamą žmogų yra visai kitokia patirtis nei pas moterį, kurią jau esi įvertinusi ir žinai, kad saugu ir kad tikslinga Tai toks net ir pačiame pasirinkimas. įsakyme mums irgi taip yra parašyta. Pagal įsakymą mes privalom turėti mažiausiai 1 konsultaciją prieš tai, būtent namuose, įsivertint tą namų aplinką, kokie ten tie namai apskritai yra, ar ta moteris apskritai atitinka reikalavimus ir gali gimdyti namuose. Iš to, bet mes dar pridedam 2 dar plius, kad būtų vis tiek ir su šeima, ir su vyru, ir galbūt su vaikais, jeigu jie planuoja dalyvauti, ir dar kažkaip, būtų jau kažkoks tai kontaktas įvykęs, apsitrinimas, pasičiupinėjimas, pasibuvimas, pabendravimas, kad, visi jaustumėmės jaukiau. Suprantu. Tai labai labai didžiuojuosi jumis visomis, kad pasiryžot visai biurokratijai ir viskam, ką reikia pereiti, kad galėtumėt šitaip dirbti. Gal norėčiau paklausti, jeigu dabar kažkas tai, sakykim, klausys šito podcast'o ir galvos, aš noriu su jumis dirbti, tai visų pirma, kaip galėtų jus rasti, o antra, kokie yra vietos apribojimai, nes kaip suprantu, kadangi tik Vilniuje turit sutartį, tai yra dar kažkokios tai ribos, kur ta moteris turėtų gyventi, kur turėtų būti tie namai, ar ne? Taip, tai mes kol kas turim tik tą vieną sutartį. Yra, kaip pasakyti, jau užklausų išsiųsta ir į Kauną, yra, žodžiu, pakalbėta ir su kitais Vilniaus stacionarais, bet ten dar viskas taip labai labai šakėm ant vandens. Tai ateityje galbūt bus kitaip, šiai dienai taip, turime sutartį su Santaros klinikom ir įsakymas mums tada įpareigoja, kad gimdymas turėtų vykti maždaug 30 minučių spinduliu aplink Santaras. Tai tik tiek, o ten mes kažkokių namų registracijos, ten tikrai nebūtinai turi būti deklaruota gyvenamoji vieta, ten mes nieko iš tų dalykų neturim, turi būti faktinė gyvenamoji vieta, 30 minučių spinduliu aplink Santaras. O mūsų rasti, tai mes turbūt daugiausia dabar savo svetainės dar iki galo nesam paleidę tik tai tokį bazinį titulinį puslapį, tai jisai unda.lt, labai paprastas ir tenai yra nuorodos, nes mes esam, kaip mūsų namai šiuo metu tokie fiziniai, kur mūsų stogas, tai yra integratyvios terapijos centras, pas juos yra mūsų kabinetas, kuriame mes konsultuojame.
Ir žodžiu, ir jie turi tą visą bendrą registracijos formą, tiesiog tai yra ten mūsų svetainėje unda.lt yra nuoroda, tada jūs patenkate pas juos į jų registracijos sistemą ir galite užsiregistruoti į Undos komandos konsultaciją. Arba yra ir tokių konsultacijų, kurias mes darom ne kaip komanda, o individualiai, ten pavyzdžiui, Trauma Informed Care, tai Gintarė daro atskirai, pavyzdžiui, ten kokią, nežinau, žindymo, tai aš darau. Taip pat yra ir kursai, ne tik tai, kad jau, žodžiu, paslaugos yra ir pasiruošimo gimdymui, žindymui, naujagimio priežiūrai kursai, kur irgi galima ateiti mus va taip pajausti, pažiūrėti, apie ką mes čia esam. Bet jo, visa registracija yra per tenai ir aišku yra Facebookas, Instagramas, tai jeigu kažkokios tai norisi va taip greitai, trumpai kažko užklausti, pasitikslinti, tai drąsiai galima rašyti. Tai tiek Facebook'e, tiek Instagram'e mes esam unda.akušerija, akuserijas, be šenis. Unda tokių pavadinimų pasirodo jau yra. Ir gyvangi nepapasakoju, kodėl unda. Mhm. Tai visai mes svarstėm visokių tų pavadinimų. Ir unda jinai atsirado labai paprastai, mes ją bandėm paskui kažkaip nuneigti, pas kažko kito paieškoti, bet vis grįždavom prie tos undos, o unda atsirado pirminė tokia kaip idėja buvo, kad gimdymo sąrėmiai, taigi jie kaip bangos tokios, ir ne, kyla leidžiasi, tai medikų kalba yra lotynų. Nu tai kaip lotyniškai reikštų banga, ir tai yra pasirodo unda. Lotyniškai unda reiškia banga. O tada kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Nes tada taip jau ta unda prilipo, nes unda pasirodo ir tas lotyniškas unda pavadinimas yra labai senas, senoviškas ir turi tą pačią šaknį kaip lietuviškas vanduo, unduo, vat sako, ne, ten aukštaičiai. Toks vat mūsų ir tas kultūrinis irgi, kad labai toks undenėlis. O tada tas undenėlis temba ir undinėlė, ir tai žinoma apie viską tą patį, o undinėlė tai pusiau moteris, pusiau žuvis, pusiau akušerė, pusiau pribuvėja, va tokių kažkokių, nu, va pusiau tas. Ir tada supratom, kad jo, kad vis dėlto unda. Tai nes yra ir Bet visos jos kažkaip atsiejasi apie vandenį ir tiem mes labai irgi visos trys mylim tuos vandeninius gimdymus, mano pačios irgi, vat, vieną pabandžiau į vandenį netiko, antras gimė į vandenį ir mes tos patirties su vandeniniais gimdymais turim nemažai. Tai tas vanduo, unda ir taip ir tapom. Labai gražu. Labai ačiū, kad papasakai istoriją ir apskritai, kad sutikai pasidalinti. Gal turi kažką, ko nepaklausiau, ką norėtum pati nuo savęs pasakyti? Oi, sunkus čia klausimas, nežinai, galvočiau su kuo kalbėti, bet man atrodo, kad aš jau pasakiau tokį savo pagrindinį ir esminį, kad svarbiausia, kaip jūs sukuriat ryšį su žmonėm ir vat koks yra jausmas apie savo pasirinkimą širdį. Jeigu jaučiuosi, kad aš priėmiau šitą sprendimą, kaip pasakyt, ir jaučiuosi dėl to rami, tai ir yra, nes mes kaip akušerės arba niekas jums gyvenime nieko negali garantuoti. Tai čia mes tik tai esame tam, kad atsirastų galimybė, pasirinkimas ir galėtumėm jums padėti turėti kažkokią alternatyvę patirtį, negu buvo iki šiol, bet garantuoti nieko negalim, nei kad ten būtinai įsivaizdavot arba būtinai pavyks namuose, nes gali tekti pervežti. Bet tiek, kiek mes kartu esam ir labai daug tam apskritai moterų teisų aktyvizme, ypač gimdymo srityje, tai moterų daugelis patirčių yra ne apie tai, kas mediciniškai nutiko gimdymo metu, bet apie tą emocinį, kaip jinai jautėsi gimdymo metu. Ir gali būti, kad mes taip žiūrėtumėm mediciniškai tarsi dvi vienodas gimdymo istorijas, bet taip kaip moteris jaučiasi, gali būti kardinaliai priešingai. Ir dažniausiai tas esminis momentas, nes aš ilgą laiką ir kaip dula esu dirbusi, tai tiesiog man būdavo toks keistas momentas, nes aš esu lydėjusi kaip dula į gimdymus kelias gydytojas, kurios ir su pirmais gimdymais labai pasitikėdamos medicinos sistema gimdė, tiesiog, ir su antrais gimdymais ieškojo dulos. Ir paklausė, tai kodėl tau tas dulos reikia, nes taigi tu gydytoja, tai kaip esi tos sistemos dalis, ją puikiai pažįsti, sako, taip,
ir galvojau, kad to užteks. Bet sako, nieko mediciniškai tarsi blogo neįvyko, bet jaučiausi kaip mėsos gabalas. Nu, va to žmogiškumo, tokio ryšio, tai gimdyme jis yra labai svarbus. Ir, kaip pasakyt, vien tai, kad jūs gimdote namie, irgi nieko nedaro. Labiausiai daro tai, kokį pavyksta sukurti ryšį su žmonėm. Kad tai gali būti gimdymas namuose ir gali būti labai fainas ryšys su akušeriam, gali kaip tik nebūti jo. Gali būti gimdymas Mhm. ligoninėj, gali irgi būti netyčia, susiklostyti taip aplinkybės, kad jūs turėsite, nu, nerealų kontaktą su komanda. Ir jūsų gimdymo patirtis bus nuostabi. Tai čia ne apie vietą, čia apie galimybę rinktis, o labiausiai tai vat mano linkėjimas yra rasti būdų užmegzti santykį, ryšį su tais žmonėm, su kuriais būnate gimdymo metu. Mhm. Taip, aš jaučiu, kad, bet kokiam bendravime, bet kokiam ryšy yra labai svarbu, kas vyksta viduje. Ir konkrečiai kalbant apie mediciną, tai man atrodo, net jeigu tu eini dantų susitaisyt, labai svarbus tas ryšys, nes nuo jo labai labai keičiasi visa patirtis. Ir aš prieš porą mėnesių gal dalyvavau, kūdikių gaivinimo mokymuose ir, mokytoja Karen Strange labai daug kartų pabrėžė, pasakoja, žinai, kaip viską daryt, kaip ten intubuot, kaip ten, jeigu neturi jokių įrankių, ką daryt ir kaip gaivint, bet po kiekvienos mokymų dalies vis pabrėžia, nesvarbu, ką darai, svarbu, kaip jautiesi viduje. Ir ta energija, kuri eina iš mūsų, nežinau, vidinės ramybės, įsižeminimo arba kaip tik iš kažkokio tai nervingumo, įtampos, jinai keičia absoliučiai viską. Tai gali visai neturėti jokių ten, nežinau, įrankių ir, sakykim, padėt kūdikėliui ateiti į pasaulį, nes tu turi tokią stiprią energiją iš savęs ir žinai, ką daryt. Arba gali turėt visą, nežinau, ten krūvą aparatų, bet nežinot, ką su jais daryt, arba būt per daug išsitaškius ir įsitempus, kad žinotum, prisimintum, ką daryt ir nepadėt ir visiškai, ta prasme, prarast tą žaidimą. Tai toks rimtas žaidimas, gal nelabai tinkamas žodis, bet supranti, ką sakau, ar Taip, ne? taip, Tai taip. gerai, tai ačiū tau labai, Agne. Jaučiu, kad jaučiu, kad bus labai naudinga ir kažkaip man labai atrodo, kad, tiek daug jausmų sukilo, iš pradžių tai išgirdus apie undą, nes man papasakojo viena dula Lietuvoj ir aš buvau negirdėjus ir nežinojau. Ir man toks, ką rimtai čia taip vyksta jau Lietuvoj, tai yra nuostabu visiškai. Tai ačiū už tai, ką darot ir linkiu, kad sklandžiai toliau viskas tekėtų ir plėstųsi ir daugiau atsirastų tų galimybių tiek akušeriams, tiek ypatingai gimdyti besiruošiančioms šeimoms. Tegul pildosi. Gerai. Ačiū, kas klausot. Iki.